2015 m. kovo 18 diena tęsiam pranešimo tyrimą dėl iškirstų medžių prie Tatulos upės. Kaip matome, yra iškirsta daug medžių, pagrinde baltalksniai, juodalksniai, baltieji gluosniai. Dalis medžių yra iškirsta Tatulos upės apsauginėje juostoje. Taip pat šitoje teritorijoje yra Tatulos kraštovaizdžio draustinis. Atliekame medžių matavimą. Kartu dalyvauja Biržų rajono savivaldybės architektūros skyriaus specialistas bei Biržų rajono agentūros visi specialistai. Kartu taip pat yra Mariaus Skučo pagal įgaliojimą paskirta atstovė Vareikaitė. Kiek yra žinoma, leidimo kirsti medžius neturėjo. Šis žemės sklypas yra tik apmatuotas, registre nėra įregistruota nei nuosavybės teisė, nei nuomos sutartis. Registro duomenimis tai yra valstybinis žemės sklypas. Pagal visą medžio kirtimo ribą matyti tik sužymėti riboženkliai. Kitose vietose nei riboženkliai medžiai nėra kirsti, iš ko galima spręsti, kad būtent kirto medžius asmenys, katrie yra šią žemę planuoja išsinuomoti iš valstybės.